Labas moteris gražiosios. Tiesioginis reportažiukas nuo mano moters kampelio. Kiekviena iš jūsų noriu palinkėti susikurti tokią vietelę savo, kurioje žiūrėdami į veidrodį galite liesti savo veidą ramiai, savo plaukus, parašyti ir laikyti kažkokį dienoraštį. Ta vietelė intimi savo, su savimi. Ir tikrai, kada liečiate savo veidą, save, pabūti su savo mintimis, taip gera turėti savo tokią, kaip ir tvirtovę savo moters. O žinot, kokia įvyko naujiena pas mane, kaip aš visą laiką savo prižiūrėjau veido odą, niekada nebuvau pas kosmetologę, jokių procedūrų, nieko nedariau ir nesiruošiu daryti. Bet kažkaip tai natūraliai pradėjau, aš visą laiką naudojau prausiklį savo veidui. Prausiklį man nepatiko jokios vatytės, pieneliai, ten tamponiukai. Ne, aš visą laiką turėjau gelinių pagrindų prausiklis. Bet tai buvo labai ilgas kelias, nes tai per daug kažkaip nuprausė, tai tempimas, tai kartais graužimas. Labai įdomiai, nors buvau atradus ir daug visokiausių, nuo italų, šveicarų ir lietuvius išbandžius visus gelius, bet ką atradau pradėjusi naudoti šitą prausiklį, tai yra toks aksomas, lengvumas, švarumas, gaiva, toksai, žinot, palaimos jausmas odai nuo pat pirmo panaudojimo. Tai yra Lotos kosmetika, kur jau žinot, pati jau vartoju beveik pusę metų. Tai ir ką aš noriu pasakyti naujieną, kad aš pradėjau būtent su šia kosmetika prausti savo veidą rytais. Ir noriu tos gaivos, švaros jausmo kiekvieną rytą, taip pat reikia netgi pusę lašelio vidukui ryte, vakare užtenka daugiau kaip pusmečiui. Tai ir Lotos yra tonikas. Vau, ir jisai toksai tiršta, tokia koncentracija moteris. Aš žinokite, man kaip toksai labas rytas mano veidui, kakliukui. Aš jokių, kaip ir sakiau, vatų, lygiai taip pat ir tonika, keli natūraliai, žiūrėkit, lašiukas, tokia gaiva, visą veiduką, kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą gerą. Tai labai rekomenduoju jums visoms. Tai paskui esencija, toksai lyg tai paruošimas visam kremui savo veidui. Reikia, kuo moteris labiau įsigyja visą liniją, tuo mažiau reikia visų produktų. Ypatingas jausmas veido odai, esencija losjonas. Tuo metu aš labiau pasimasažuoju ir skiriu daugiau laiko savo kakliukui, savo dekoltė, serumas koncentruotas. Visi produktai yra iš lotoso žiedų, lapų, koncentruoti, probiotiniai, patentuoti, su laimėjimais pasauliniais Singapūre ir kitur. Ir man, kaip ir sakiau, tas švelnumas, aksomas, velvetinio jausmo ir lengvumas ir kartu sodrumas, kaip dengia odą, jau patvirtina daugybė moterų. Kremas, tekstūra irgi itin ir koncentruota, ir lengva, ir džiaugiasi, ir ypač moteris, kurios jau sako, alergiškos odos, jautrios odos, tai tinka ir džiaugiasi. Ir žinot, visa šita kosmetika, mano paauglė mergaitė, kuri ten daug visur užsisakinėja, prisiskaičius, žinot, 16-metės. Mama, kokia čia kosmetika, visko nori, taipogi jau naudoja ir pakių kremukas sodrus, 30 ml,
užtenka taipogi labai ilgam. O čia moterim, kurios nenori saulės, kurias ypatingai saugo veido odą, gal negali, arba tiesiog kaip ir man buvo atostogų metu, aš nevengiu saulės, bet tiesiog buvo plaukiam laivu ir jau man per daug saulės buvo mano veidui, taip jaučiu jau. Tai aš sekančią dieną labai drąsiai pasitepiau kremų apsauginių ir visiškai apsaugojo mano veidą. Tai linkėjimai moteris, tikrai nuoširdžiai rekomenduoju. Visi mano produktai, ką aš naudoju, vartoju, yra patvirtinti mano pačios. Ir daug laiko naudojami išjausti ir su geriausiom rekomendacijom. Tai linkėjimai jums visoms moteris. Iki malonaus. Rašykite man asmeninę žinutę.